Tada laukia dvi išvykos, Jonavos Bet ir Panevėžio 7bet Lietkabelis. Taigi galima sakyti, dvigubas atsisveikinimas reguliariajame sezone Utenos klubui, tai yra apskritai paskutinysis mačas šiame reguliariajame sezone žalgiriečiams, yra paskutinysis savo areną. Aišku, vėliau atkrintamosios kovos dar sugrįž į Kauno Žalgirio areną. Prasideda pirmasis rungtynių kėlinys. Rolandas Šmitas, Dovydas Giedraitis, Aizija Tayloras, Kevariusas Heisas ir Arnas Bukevičius. Toks žalgiriečių penketukas. Juventus penkete Redži Linčas, Žygimantas Kučas, Gintautas Matulis, Džonas Deivisas ir Martynas Gecevičius. Ir čia realiai matome vieną pagrindinių Žalgirio penketų, tik Edgaro Ulanovo jame nematome. Matome Dovydą Giedraitį, kuris nedaug minučių gavo Eurolygoje šį sezoną, bet apskritai matome, kad su didelė koncentracija pradeda Žalgiris rungtynes ir pirmoji ataka pasibaigė sėkmingai. Ir kauniečiai pradeda rungtynes su tuo dideliu penketu, su Kevariusu Heisu, Rolandu Šmitu. Priekinėje linijoje matėme ypatingai Eurolygos reguliariojo sezono pabaigoje dažnai Žalgiris startuodavo su tuo žemesniu, mobilesniu penketu, kai Rolandas Šmitas žaisdavo vidurio puolėjo pozicijoje. LKL yra jų ginklas, ūgis, ypatingai kai žaidžia Laurinas Birutis, Kevariusas Heisas taip pat čia žymiai daugiau turi erdvių baudos aikštelė, tai LKL trečiau bus naudojamas tikrai tas mažas penketas, Eurolygoje jis tikrai prigijęs. Čia Aizija Tayloras žaidžia aštriai, žaidžia iki galo, taškų žaidimo nepelno Žalgirio gynėjas, tačiau stos prie baudų metimo linijos. Utenos klubas šiuo metu išgyvena 2 pergalių iš eilės seriją ir tos 2 pergalės įpūtė, manau, pozityvo nemažai Utenos gerbėjams, kadangi vienu metu nuotaikos Utenos jie buvo labai subjurusios. Galima sakyti, net savotiška krizė buvo po pralaimėjimo prieš Alytaus Wolves komandą 79-106. Alytuje pralaimėjo tuomet Utenos klubas, dar prieš tai pralaimėta ir Nevėžiui tose fantastiško rezultatyvumo rungtynėse po 2 pratęsimų 134-143. Taigi, artėjant reguliariajam sezonui, Utenos klubas tikrai atrodė prastos sportinės formos, bet pergalės prieš Pasvalio ir Klaipėdos komandą sutvirtino jų pozicijas. Taip, atrodė vienu metu, kad jau didžioji dalis legionierių Utenos laukia tiesiog sezono pabaigos ir atkrintamosiose bus statistai, tačiau tos 2 pergalės tikrai įpūtė pozityvo, dabar pirmosius taškus jiems pelno Matulis pataikydamas tritaškį. Ir iškart lygina rezultatą Utenos komandos kapitonas. Žalgirio pozicinė ataka. Džonas Deivisas ginasi prieš Taylorą, kaip tik Džonas Deivisas ištraukė savoje komandą rungtynėse prieš Klaipėdos Neptūną. Fantastiškas jo pasirodymas, buvo tikras savo komandos lyderis ir reikia tokios lyderystės Utenos komandai po to, kai išvyko Džiavūnas Evansas, Aleksas Hamiltonas. Trūksta tokio žmogaus, kuris patrauktų ekipą puolime. Tu užsiminė apie Deivisą, aš norėčiau apskritai pažymėti, kokią jisai atkarpą puolime žaidžia. Pastarėjai 5 mačai, vidurkis 22,8 taško, 24,6 naudingumo balų ir bus labai įdomu, kaip jis atrodys prieš Eurolygos komandą šiandieną, prieš Eurolygos gynybą. Dabar būtent jis su kamuoliu Linčai, perdavimas ir Redži Linčas. Čia užsibaigė užtikrinti iš po krepšio vėl, išlygindamas rungtynių rezultatą. Redži Linčas irgi sezono metu atvyko į Uteną ir tikrai solidus papildymas LKL turnyrinės lentelės viduriuko komandai. Žaidęs ir Europos turėjo, turėjęs neblogus metus Krasnodare. Visų pirma, labai gynybą sutvirtino atvykęs Linčas Utenos ekipoje. Tai žaidėjas gerai saugantis lanką, galintis pasiginti ir perimetre. Kitas šios komandos aukštaūgis Alstonas yra daugiau orientuotas į puolimą ir ten duodantis daugiau naudos. Taigi Linčas tikrai pridėjo solidumo Utenos klubui. Na ir žinai, kalbant apie Uteną, visi kalba, kad puolimas jų stiprioji pusė. Skaičiai tą rodo, Utenos gynyba atrodo prastai pagal skaičius, vidutiniškai praleidžiama 86,3 taško, bet kai tu atsiverti tą išsamėją statistiką ir tu pamatai, kad Utenos komanda turi 3 gynybos reitingą ir kuo tai galima paaiškinti, tuo, kad Juventus žymiai daugiau atakų per rungtynes sukuria negu visos kitos komandos, žaidžia labai greitą žaidimą, beveik po 78 atakas, kai tuo metu, pavyzdžiui, Vilkai sukuria mažiau negu 73 atakas per rungtynės, tai papildomi realiai 10 taškų, dėl to ir gaunasi tokios rezultatyvos dažniausiai Uniclub Casino Juventus rungtynės. Na ir įdomu buvo tai, kad būtent Alytaus klubas apibėgo vis tiek Juventus savo žiūrovo akivaizdoje tose rungtynėse. Na, Vilkai, kaip ir minėjai, nežaidžianti ekipa greito krepšinio, būtent tranzicijoje dominavo žaidžiant prieš Juventus. Kėdainiuose taip pat savo stiliaus rungtynes pralaimėjo Utenos klubas, ten apskritai bėk ir mes krepšinis buvo propaguojamas, o čia Gintautas Matulis, dar vienas jo
tikslus metimas, vėl lygina rezultatą Utenos ekipos puolėjas. Matulis nusiteikęs rimtai, nuo pirmųjų minučių, sužaidus 3 minutes, rezultatyvus susitikimas, 8-8. Ir dar šiek tiek apie Utenos komandos gynybą kalbant po šio Rolando Šmito tolimo metimo, kuris skrieja pro šalį. Galima konstatuoti faktą, kad individualiai 1-1 gerai besiginančių žaidėjų Utenos ekipoje tikrai yra. Tai galima išskirti tą patį Martyną Paliukėną, Redžį Linčą, Gintautą Matulį, iki tos medžiagos, iš kurios konstruoti gynybinę komandą, tarsi Donaldas Kairys ir turi, bent jau mano akimis. Pas Donaldą Kairį dažniausiai nebūna tai gynybinės komandos, tai būna dažniausiai kuo daugiau taškų įmesk, kiek jis treniravęs, taip dažniausiai yra projektuojamas žaidimas, po atkovoto kamulio ieškomas pirmas perdavimas, dabar irgi matėme Linčas tik atkovojo kamulį, ieško perdavimo į priekį, šį kartą suklysta, bet tai yra Utenos žaidimas. Na taip, ir po tų rungtynių Kėdainis Donaldas Kairys pabrėžė, kad toks jau mūsų tas krepšinis, 134 taškai tuomet negarantavo pergalės. Aišku, reikia paminėti faktą, kad 2 pratęsimai buvo žaidžiami Kėdainės ir skirtai tai buvo rezultatyviausias visų laikų Lietuvos krepšinio lygos mačas. Čia rezultatas nekinta, 8-8, Arnas Butkevičius straukęs, nuo jo Gintautas Matulis atiduoda tritaškį ir tą tritaškį Butkevičius pasiima. Arnas Butkevičius nuostabų sezoną Eurolygoje sužaidė, tikras šaunuolis, įrodė visiems, kad yra tikrai vertas vietos Eurolygoje. Šarūnas Jasikevičius sakė, net tai yra tokio stiliaus žaidėjas, kokio norėtų visi Eurolygos klubai. Čia Martynas Gesevičius dabar meta iš 3 taškų zonos netaikliai, taigi žalgiriečiai išsaugo savo 3 taškų persvarą. Na tikrai Žalgirio komandoje tų krepšininkų pasikėlusių savo akciją šį sezoną Eurolygoje buvo ir buvo nemažai. Arną Butkevičių paminėjai, galima tikrai išskirti Lauryną Birutį, kaip taip pat žaidėjai, iš kurio niekas labai daug nesitikėjo. Tomas Dimšo taip pat pateisino bent jau mažiausiai į save dedamus lūkesčius. Na čia netikslus. Javaris Oheiso metimas iš po krepšio. Štai apie žalgiriečius sakyčiau, ne kiek pasikėlė savo akcijas, bet kiek įrodė, kad yra verti vietos Žalgiryje ir kitame sezone. Čia perimtas kamuolys, Giedraitis tranzicijoje 3 taškai. Kai Giedraitis paleidinėjo kamuolį iš 3 taškų zonos, Skučas dar tik tuo metu kilo. Čia Utena ir turėjo Skučas užsibaigti. Su pražanga, 2 baudos metimai, bet Skučas nuošalėje likęs. Net nebėgo, net nebandė grįžti prie savo krepšio Skučas po to epizodo. Aišku, šį kartą viskas netaip ir blogai gavosi Skučiui. Skučas kaip savo laiku Filipo Inzaghi Italijos rinktinėje ties nuošalės riba. Tiek, kad be Skučio grįžusi prie savo krepšio 3 taškus praleido Utenos komanda ir dabar jau Skučas dar ir baudos metimą prameta. Karolis Lukošiūnas pasirodė Kauno Žalgirio penkete. Negavo jis savųjų minučių tose paskutinėse Žalgirio Eurolygos rungtynėse. LKL jo minutės pastaruoju metu tikrai būdavo gana gausios. Galima prisiminti tą mačą prieš Kėdainių Nevėžį, kur net 16 tritaškų sugebėjo pašvaistė Karolis. Pataikė 4, aišku, skaičiai galėtų būti ir gražesni, kalbant apie pataikymo procentą ir apie realizuotas progas, tačiau 16 tritaškų išmesti vien per mačą, na, tai yra jau kažkas nestandartiško Lietuvos krepšinėje. Gerai, taip, drąsos Karoliui netrūksta, ant jo yra nemažai derinių, ypatingai jie naudojami LKL pirmenybėse. Dabar matome, kaip tik ir bando atsipalaiduoti be kamuolio Karolis Lukošiūnas. Tayloras į baudos aikštelę suklumpa Žalgirio gynėjas, tačiau suklupęs įteikia perdavimą Rolandui Šmitui ir šis krauna kamuolį į krepšį. Taylorui tokios rungtynės taip pat irgi labai yra svarbios, atkrintamosios artėja, žinome kaip atrodo Žalgiris su juo ir kaip be jo, jam reikia pajusti žaidybinį ritmą, vis dėlto nuolat yra kamuojamas sveikatos problemų ir įsižaisti tikrai jam reikia. Lukas Lekavičius keičia kaip tik Isaiah Taylorą dabar aikštėje. Žalgiris jau susikūrė 7 taškų pranašumą, 16-9. Pirmauja Kazio Maksvyčio auklėtinė, čia dar vienas švilpukas palankesnis svečiams, pražanga. Prieš Gintautą Matulį ir Lukošiūnas greitai renkasi pražangas, antroji jo asmeninė. Čia patirtimi pergudrauja Lukošiūną, bėgdamas Matulis, rankomis įgaudo ir pražanga trečioji komandinė Žalgiriui. Na, Gintautas Matulis demonstruoja, ypatingai antroje sezono pusėje, kad nors ir panašu, jog teks baigti karjerą, bet dar galėtų drąsiai žaisti Lietuvos krepšinio lygos lygiu. Geležinis žmogus, Gintautas Matulis. Deivisas iš 3 taškų zonos meta netaikliai ir žalgiriečiai apsigynė jau ieško galimybės užpulti varžovų krepšį tranzicijoje. Dovydas Giedraitis. Jo, metimas ir pataiko Žalgirio ekipos gynėjas. Taip pat
krepšininkas, kurį persekiojo traumos visą šį sezoną, persekiojo ir lygos, tačiau artėjant sezonui prie pabaigos vis dažniau iššauna šis žalgirietis. Taip, ką turi, tą turi, tai metimą po driblingo, dabar atsako Alstonas, dvitaškį iš vidutinio nuotolio, bet dėl Dovydo Giedraičio norisi jam tik tais palinkėti sveikatos ir kuomet jisai sveikas tikrai įrodinėja, kad yra talentingas krepšininkas ir gali kabinti žalgiryje. Tas mačas Barcelonoje, pirmasis, buvo tikrai pozityvus Dovydo Giedraičio, vienintelis pozityvas žalgirio žaidime, kaip ir buvo Dovydo Giedraičio pasirodymas tose triuškinamai pralaimėtose rungtynėse. 18-11 sumažėjo vėl žalgiriečių pranašumą žalgirio žaidime, kaip ir buvo Dovydo Giedraičio pasirodymas tose triuškinamai pralaimėtose rungtynėse. 18-11 sumažėjo vėl žalgiriečių pranašumas iki 7 taškų. Rolandas Šmitas grąžins kamuolį iš už galinės linijos. Heisas kol kas be keitimų žaidžia šis aukštaūgis. Šmitas. Lukošiūnas 8 sekundės lieka žalgirio atakai. Karolis Lukošiūnas prieš Gintautą Matulį. Perdavimas Heisui ir šio metimas pataiko dabar jau žalgirio amerikietis. Kevartis Heisas antroje sezono pusėje į savo puolimą įleido naują ginklą, pradėjo atakuoti dažniau iš vidutinio nuotolio ir tas metimas dažnai būna neuždengiamas, tiesiog iš labai aukšto taško išmeta kamuolį Heisas. Tikrai taip kartais atrodo, kad net iš vidutinio kelių metrų atstumo Heisui užsibaigti paprasčiau negu iš artimos distancijos, o čia Gecevičius nenubaudžia žalgirio. Romančenka kovojo dėl kamuolio, tačiau su juo jau žalgirio latvis Rolandas Šmitas. Atsimeni Kenaną Bairamovičių. Tikrai taip. Tai Kevariso Heiso vidutinis metimas kažkiek gali priminti Bairamovičiaus tritaškius neuždengiamus. Kenanas Bairamovičius taip pat ir vidutinį metimą nugarą turėjo labai neblogą po verpstės. Dar vienas jo neuždengiamas metimas buvo šis. Akilė Polonara ir Matėjus Kryvas. Žalgirio penkete. O čia Šmito dėjimas paskutinę atako sekundę. Kryvo minutės irgi labai įdomios. Krepšininkas dar nėra apsisprendęs dėl savo ateities, tapo nacionalinės krepšinio lygos čempionu ir spręs vasarą ar vykti į NCAA ar likti Kauno Žalgiryje. Dabar vis dažniau gauna šis jaunuolis šansų ir pagrindinėje komandoje ir tai šansais, sakyčiau, gana gerai naudojasi Matėjus Kryvas. Dabar kaip tik jis maitinamas kamuolio arčiau krepšio. Gaila nepavyksta jaunajam žalgiriečiui atsidaryti. Ne pirmoji bandymu. Minutės LKL jam labai svarbios. Tu jau patiri aukščiausios krepšinio lygos patirties. O tai čia viskas baigėsi dar viena Utenos klubo klaida. Brendonas Braunas netikslus jo perdavimas. Dovydas Giedraitis yra keičiamas ir Ignas Brazdeikis ant parketo. Karolis Lukošiūnas priėmė šį kamuolį, uteniškai šiek tiek paspaudžia nuo galinės žalgiriečius. Brendonas Braunas Juventus komandos penkete, krepšininkas sezono, jeigu jie papildęs Utenos klubą. Akilė Polonara iš 3 taškų zonos šiek tiek rizikavo, visio Romančenka nepriejo prie pat ir italas to naudojasi. Juokėsi, Polonara įtraukė lankas kamuolį, jeigu tokie metimai kris žalgirį, Utena neturės jokių šansų. Braunas, Martynas Paliukėnas, jo Lukošiūnas yra taikinys, dar kartą prasižengė Karolis. Trečioji asmeninė pražanga, žalgiris iš viso prasižengė 4 kartus. Na ir dabar Karoliui Lukošiūnui gintis prieš Martyną Paliukėną tikrai būtų nelengva užduotis, jį ir keičia Tomas Dimša. Paliukėnas žaidėjas turintis labai gerą pirmą žingsnį, tvirtai verčiantis krepšio link ir Lukošiūną 1 prieš 1, manau, drąsiai galintis įveikti. Paliukėnas dabar iš 3 taškų zonos. Patinka man Paliukėnas šis sezonas, labai agresyviai gynyboje, ginasi, duoda ir puolime Utenai. Čia dabar perimtas kamuolys, būtent Paliukėnas pirmasis paspaudė varžovus. Kaip tik ir patvirtino tavo žodžius jis, o Matėjus Kryvas puikiai nutraukė varžovų perdavimą. Lekavičius ir su Martyno Paliukėno pražanga metai krepšį Lekavičius, 2 baudų metimai. Na jau pirmajame kėlinyje Žalgiris parodo, kad čia nejuokaus, jokių nuolaidų po Eurolygos, koncentracija visavertė. Na, vienas dalykas yra ta motivacija, apie kurią užsiminė, jog ji gali būti kritusi, tačiau kitas momentas yra gera žalgiriečių sportinė forma. Žalgiris tiek lipo į tą fizinį kalną Eurolygoje ir ruošiasi atkrintamosioms varžyboms, dabar yra tarsi savo pike ir tai gali atsispindėti taip pat aikštėje.
2-2 Lekavičius ir rekordinis skirtumas tarp komandų 25-11. Jau pirmajame ketvirtyje Žalgiris įgyja solidų pranašumą. Apskritai iš paskutinių 4 mačų Žalgiris tik vieną kartą laimėjo dviženklę persvarą BCF LKL ir tai buvo prieš Pasvalio Pieno Žvaigždės. Pastaruoju metu vis reikėdavo daugiau pavargti. Na, net Kėdainių Nevėžis, žaisdamas visiškai aptrupėjusią rotaciją su Titu Sargiūnu, su Lorenu Staškevičiumi, sugebėjo kabintis tose rungtynėse Garliavoje ir nors ir pralaimėjo, tačiau išlaikė intrigą iki maždaug 4 kėlinio vidurio. Lekavičius žaidėjo poziciją Žalgirio gretose jo ir Brendono Brauno mikrodvikova. Polonaras užtvarą keičiasi ginamaisiais Uteniškiai ir Polonarą pritraukęs dvigubą gynybą, serviruoja perdavimą. Kryvas galėjo krauti kamuolį iš viršaus, dar gąsdina orą. Galiausiai 2 taškai. Polonara vėl pademonstruoja savo gerą aikštės matymą, tikrai pasižymi puikiais sprendimais. O čia Sederevičius iš pakrepšio netaikliai ir visiškai nusimušę atrodo Uteniškiai pirmajame rungtynių kėlinyje. 16 taškų skiria komandas ir žalgiriečiai rengia dar vieną ataką. Lekavičius. Dabar vėl 2 prieš 2 su Polonara. Tas iš karto išsikeitimo. Susiorganizuoti nepavyksta. Geras Polonaros nusimetimas Brazdeikiui. 30 taškų per pirmą kėlinį. Galbūt bandys pagerinti Žalgiris šiandien Kėdainių rezultatą. Ir Žalgiris jau yra pataikęs 4 tritaškius iš 5. Štai tokiu pasirodymu startuoja žalgiriečiai paskutiniausiose reguliaraus sezono rungtynėse namuose. Paliukėnas leido į krepšį prieš Brazdeikį ir Martynas Paliukėnas žaidžia užtikrintai iki galo, šiek tiek sumažino savosios komandos atsilikimą. Reikės palaukti, turėtų laiko būti palikta, kadangi Paliukėnas paėmė kamuolį po metimo. Kažkiek bus sugrąžinta laiko. Greičiausiai ketvirtfinalyje žais su Žalgiriu. Ten laukia tikrai išlikimo mačas. Bet kuriai komandai norisi patekti tas atkrintamasias. Galima sakyti, LKL'as turi šį sezoną įkrintamasias. Tikrai taip. Pusantros sekundės Žalgirio atakai ir čia perdavimas Brazdeikiui. Ignas švysteli kamuolį, betrūko tik dar tokį metimą įsūdyti į varžovų krepšį žalgirietis. 30-13 po pirmojo rungtynių kėlinio priekyje šeimininkai. Sulio, kuris realizavo abu savo tritaškius ir yra surinkęs taip pat 6 taškus. Vienintelis Edgaras Ulanovas Žalgirio gretose nežengė dar ant parketo ir toks pirmasis kėlinys rodo, kad Žalgiris nori išspręsti visus reikalus per pirmąją rungtynių pusę ir galbūt net kažkiek gaila, kad šiandien to jaunimo netiek ir daug registruota rungtynėms. Na taip, iš Žalgirio dublerių komandos dar Kajus Kublickas ir Liutauras Televis. Taip. 2 žaidėjai, kurie galėtų apsivilkti Žalgirio pagrindinės ekipos marškinėliais. Tačiau Kazys Maksvytis taip pat faktas, jog supranta ir situaciją, kad reikia vis dėlto pasimti tas 2 pergalės per likusius 3 mačus, ir palaikyti tų pagrindinių žaidėjų koncentracija prieš atkrintamasias gali taip pat būti naudinga. Šiemet bus labai įdomus LKL atkrintamosios. Kauno Žalgiris turi daug ambicijų. Atsimenam viskas, ko baigėsi pernai. Kazys Maksvytis jau tuomet buvo. Ir tikrai Maksvytis nori pirmą kartą laimėti Lietuvos krepšinio lygą, būtent su Kauno Žalgiriu. Yra žaidėjų, kurie buvo tame pragaištingame Žalgirių sezone. Yra Lekavičius, yra Edgaras Ulanovas. Krepšininkai, kurie, manau, nepamiršo, ką reiškia LKL likti tretiems. Na jau ką ir primins Kalnietis su Jankūnu šalia aikštelės. Vėl Polonara puikiai nusimeta kamuolį Brazdeikiui, geras ekstra perdavimas, tačiau Ignas Brazdeikis meta netaikliai. Kilmas Dimša kovoja dėl atšokusio kamuolio pagirtinai. Aleksa Nikoličius pasirodo Juventus ekipos 5 vietoje Ernesto Siderevičiaus. Labai sunkus sezonas Nikoličiui, tik atvykęs treneriams paliko labai gerą įspūdį treniruotėse, draugiškose rungtynėse, bet patyrė sunkią traumą, sugrįžo jau po naujų metų ir niekaip neatsistato ir sako, kad tai yra daugiau tos psichologinės problemos, po tokių traumų nepasitikė savimi, tiesiog serbas. Dabar būtent jis su kamuoliu suklydo Lukas Lekavičius, Brendonas Braunas. Viena buvo Brendonui Braunui rodyti lyderystę, kuomet atstovavo Prienų klubui sezono pradžioje, visai kas kita tą lyderystę parodyti, kai tu jau žaidi Utenos ekipoje. Taip, ir kalba vadovai ir treneriai, sako, Brendonas Braunas mums yra geras žaidėjas, bet klausimas, ko tu sieki. Jeigu tu sieki kovoti dėl ketvirto, tada norėtųsi geriau. Jeigu tu nori kovoti tik dėl patekimo atkrintamasias, Braunas mums tikrai tinka, bet
sezono metu jau nerado tiesiog kuo pakeisti juo ir pasiliko jį. Nelengva be abejo buvo surasti pakeitimus tokiems žaidėjams kaip Džiaunas Evansas ir Aleksas Hamiltonas, ypatingai, sakyčiau, pastarajam, kuris dar vėlesnėje stadijoje paliko ekipą čia. Dimša iš 3 taškų zonos ir Utenos komandos gynyba tranzicijoje vėl. Braška kažkiek primena rungtynės ir su Wolves, kur tiesiog neišsirankiodavo tranzicijoje niekaip varžovų uteniškiai. Braunas bando atsakyti tuo pačiu ir pataiko. Šį kartą pataiko 3 taškų iki 15 taškų, mažina savo komandos atsilikimą. Dimša iš žaidėjo pozicijoje dabar, jis persvarinėja kamuolį, nors yra aikštėje ir Lukas Lekavičius, Kučas, Kyri prie Kilės Polonaras, užsimesga kontaktas jau tarp šių dviejų puolėjų. Kontaktą mėgsta užmėgsti Žygimantas Kučas dažnai su žaidėjais ant parketo. Prisistatyti, kitaip tariant, varžovai. Dabar būtent jam fiksuojama pražanga. Prates šią ataką žalgiriečiai, varžoms tai pirmoji komandinė pražanga, pirmoji ji ir Žygimantui Skučiui. Kryvas, kiek toliau nuo krepšio priėmė kamuolį jis, Polonara. Prieš save turi žemesnį Brendoną Brauną ir tarsi galėtų net ir pagalvoti apie metimą iš 3 taškų zonos, tačiau atlieka perdavimą arčiau krepšio Kryvui. Kryvas turėjo pranašumą prieš Nikoličių, Polonara kantriai parodė jaunajam savo komandos draugui, kad eik užsink padėti, aš tau paduosiu kamuolį ir viskas labai tvarkingai, provokuojama pražanga. Antrą kartą per vieną varžovo ataką prasižengė uteniškiai. Plačiai bandė išdėstyti žalgiriečiai, Poliukėnas tykojo šio perdavimo ir pražanga puolime. Puolime, tai pražanga. Donaldas Kairys aikštėje. Nesutinka Kairys su tokiu teisėjų sprendimu. Dažnai ramiai stebi rungtynės Donaldas Kairys, dabar gauna jis įspėjimą. Čia aišku reiktų pagirti ir Luką Lekavičių, kuris... Ir Kairys gauna vis dėlto techninę pražangą, Martynas Karaliūnas principingai rodo techninės ženklą. Gavęs įspėjimą, Donaldas Kairys neapsiramino, tęsė toliau diskusijas ir Martyno Karaliūno. Sprendimas buvo nubausti Utenos komandos strategą pirmąją techninę pražangą. Dabar jau reikia tikrai nurimti Utenos ekipos strategui. Kitaip jo komanda liks bei vyriausiojo trenerio ir Gintaras Kadžiulis turės pavaduoti jį. Kaip Gintaras Krapikas pasakytų, gal su antrą techniškai į Rūbinę praustis. Tikrai taip, žodin. Berods Vytenį Čižauskį buvo ši frazė ištarta. Po pirmos techniškos jau nuėjo į Rūbinę. 34-18 Žalgiris dar labiau padidina savo atotrūkį po taiklios baudos už tą techninę pražangą. Skučas vėl įkyriai prie Polonaros. Dirba, Poliukėnas su Skučiu dirba gynyboje. Dimša buvo pataikęs prieš tai iš 3 taškų zonos, dabar jam pasižymėti nepavyksta. Čia geras Brauno perdavimas, Poliukėnas giliai po krepšių, tačiau susitvarko situaciją Poliukėnas. Ir šiose rungtynėse taip pat Poliukėną galima pagirti už tą atliekamą darbą. Jeigu tik pavyktų geriau apsiginti Utenos komandai kelias atakas, matome kaip jie bėga į greitą puolimą. Matai, jeigu Utenos komandai pavyktų geriau apsiginti visą šį sezoną, jie turbūt ir dėl aukštesnių vietų šiuo metu dar galėtų pakovoti į 5 poziciją viso sezono. Utenos komandos problema. Brendonas Braunas pradeda šią savo komandos ataką prieš jį. Aikštėje vėl esantis Isaiah Tayloras ir prasižengia Žalgirio gynėjas. Ir klausimas, ar jau darė 2 žingsnį ir bus baudų metimai metami? Taip. Panašu, kad taip. Brendonas Braunas puolime kol kas palieka visai neblogą įspūdį, pataikė vieną tolimą metimą, dabar jo išprovokuota pražanga, buvo tas geras aštrus perdavimas per visą aikštę Martynui Poliukėnui. Heisas žalgiriečių penkete vietoje Matėjaus Kriuvo, dabar jis su Akile Polonara sudarys priekinės linijos tandemą. Stabilizuoja šiek tiek padėtį Utenos komanda antrajame kėlinyje. Žalgiriečiai po pirmųjų gerų 10 minučių galbūt kažkiek ir koncentraciją prarado gynyboje. Antroji bauda skrieja pro šalį, Polonara vėl įtikė. Kylė. Itališkas stogas Martynui Poliukėnui, atrodė Poliukėnas sukurs kažką gražaus, įkėlė Polonara. 3 taškai, Akile Polonara smeigia tolimą metimą ir eina klausyti Måneskin Rockstar.
Kaip manai, kokiu greičiu bus iškirptas šitas visas epizodas Akilės dėl Žalgirio jaunojų? Kajus Kublickas ir Lelevičius negali padėti net teoriškai šiuo metu Žalgiriui, kadangi jie yra išvykę į Jungtinės Amerikos valstijas. Taigi, todėl, tai yra viena iš priežasčių, kodėl Žalgiris žaidžia pagrindinės sudėties. Taip. Skirus Lauriną Birutį. Taip, jie yra Amerikoje. Tiesiog sakiau, kad yra gaila, kad negali šiandien jų registruoti Kazys Maksvytis. Deiviso perdavimas ne visai tikslus, lietė kamuolį gynyboje Izėja Tayloras. Nesupratęs. Dabar šią ataką svečiai iš Utenos. Dešimt sekundžių dar šiai atakai turi Donaldo kairę auklėtinį ir vėl Izėja Tayloras gerai dirba rankomis gynyboje, prieš tai takos metu sugebėjo paliesti kamuolį varžovui, atliekant perdavimą, dabar jam bandant gražinti kamuolį žaidimą. Linčas, jau pasirodęs aikštėje, aukštaūgis Popina. Sunku prieš Heisą, bet pražanga yra, 2 baudos metimai. Atrodė viską padarė gerai, Kevartis Heisas gynyboje, taip, į stiprią pusę praėjo Linčas, bet išmetė sudėtingą metimą, galiausiai yra fiksuojamas pažeidimas. Ir neretai pamatysime štai taip besiveržiantį veidų į krepšį Reggie Linčą, tačiau takos tiekmė jau padiktavo tokią situaciją. Ir 2 baudų metimai, kuriuos meta Utenos komandos legionierius, pirmąjį pataiko jis. 3 iš 5 baudų. Kol kas yra pataikęs Utenos klubas šį vakarą, Žalgiris realizavo 7 iš 8. Bet Atvidai kolega rašo, kad tau galiu pasakyti, kad jau yra kerpama ir tuoj skrenda į socialinius tinklus Polonaros epizodas. Gerai, per kitą minutės pertraukėlę būtinai patikrinsiu ir pasižiūrėsiu. Laiką nuėmė. Nuėmiau. Pavyksta. Utenos komandai šiek tiek atkirpti nuo Žalgirio turimo pranašumo Butkevičius ir Giedraitis. Žalgirio 5 netrukus bus ir vėl. Daug ratų, aišku, turimai žaidėjais Kazys Maksvytis stengiasi išnaudoti visą turimą potencialą. Edgaras Ulanovas toliau tik tai yra paliktas suolelio gale. Luka Tulanovas šiandieną galbūt ir nežais. Dažniausiai tokioje situacijoje jau būna visus 12 žaidėjų panaudojęs Kazys Maksvytis, jeigu yra tam poreikis. Polonara, dar vienas jo tritaškis ir išprovokuota pražanga. Norėjau sakyti, kad liečia kamuolį, bet liečia į ranką. Deivisas. Puikiai, Polonaros pirmoji rungtynių pusė. Sarginių žaidėjų suolelio pakilęs italas, jau yra pelnę 6 taškus, realizavo abu savo tritaškus dabar. Mes dar 3 baudas ir atkovojęs 4 kamuolius. Taip pat atliko porą gerų rezultatyvių perdavimų. Pataiko ir pirmąją baudą. Žalgirietis. Žalgiris šiandien įmetė 6 tritaškus iš 10. Panašiai vakar Prienų Labas Gas žaidė pirmoje rungtynių pusėje. Per 2 kėlinius įmetė 10 tritaškių berods iš 16 bandymų. Kosminis krepšinis vakar vyko Prienuose. Tiek, kad to kosminio krepšinio neužteko pergaliai prieš Vilniaus Rytą, nors nemažą dalį rungtynių pirmavo su savo LKL sezonu jau atsisveikinęs Prienų klubas. Polonaras sumeta baudas, Žalgiris įgyja rekordinę persvarą 18 taškų. 2 iš 3 pataikė Žalgirio aukštaūgis plus 18. Dabar ir pražanga Polonarai. Tos prie baudų metimo linijos. Taip, 5 komandinė Žalgiriui. Ir Rolandas Šmitas pradėjęs rungtynės startinėme 5, vėliau ilgam buvo prisėdęs ant atsarginių žaidėjų suolelio, dabar vėl aikštėje Latvis. Reikia ir jam, be abejo, geresnių rungtynių, šiek tiek, kad psichologiškai turbūt atsigautų, švelniai tariant, nesusiklosti. Eurolygos ketvirtfinalio serija prieš buvusi jo klubą, prieš Barceloną. Moskučas nepataiko baudos. 1 iš 3 pataikytam. Ir dar viena bauda skrieja pro šalį su 1 tašku. Lieka Skučas, pataikęs 1 baudą iš 4 šį vakarą. Prabanga, pramesti tiek baudų prieš Kauno Žalgirį jau pirmoje rungtynių pusėje. Giedraitis. Butkevičius palieka už nugaros Reggie Linčą, pašokinėja ten ir Linčas ir Skučas, o Kevariusas Heisas ramiai užsibaigė iš po krepšio.
Heizas taip pat naudingas, 8 jo taškas, 10 naudingumo balų. Na, iš esmės šiandien visi, kas įeina į aikštę Žalgirio komandoje, visi duoda naudos, visiems viskas klostosi puikiai. Na, Karolis Lukošiūnas galbūt šiek tiek krito iš konteksto, 3 jo greitos pražangos. Butkevičius pristabdo Reggie Lynchą, tačiau galiausiai pražanga fiksuojama prieš šį aukštaūgį. Tai buvo Šmitas. Taip, Šmitas. 2 baudos metimai, Lynčas stoja prie baudų metimo linijos. Galbūt pavyks reabilituoti Žygimantą Skučą. Pats Lynčas abi baudas, kurias metė, realizavo. Dabar taip pat pataiko pirmąją. Čia ir Burelis Utenos komandos gerbėjo atvykusių į Kauną. Praėjame ketvirtyje Žalgiriui pavyksta taip pat išlaikyti itin aukštą rezultatyvumą, jau 13 taškų. Pelnė žalgiriečiai per kiek daugiau nei 5 minutės, galbūt Kėdainių Nevėžio. O papa, čia Rolandas Šmitas yra išprovokuojamas, Žygimantas Skučio, Latvijai pražanga puolime ir čia tokia griežta pražanga. Na, Skučas įkyriai pradėjo šį mačą, ypatingai ten matėme prieš Akilę Polonarą, jau buvo užsimezgusių kontakčiukų, dabar ir su Rolandu Šmitu. Na, kūną Skučas LKL turi vieną geresnių pagal tinkamumą dengti Rolandą Šmitą. Gecevičius, prašy, Davidas Giedraitis. Žalgiriečiai perima kamuolį, Tayloras. Deivisas ten lyg ir bandė prasižengti, tačiau teisėjų švilpukai tylio, Tayloras nepataiko iš po krepšio. Klaidas kiša koją Utenos ekipai šiandien, ar tomis klaidomis Žalgiris naudojasi gana efektyviai. 9 kartus jau yra suklydusi Utenos komanda per pusantro kėlinio žaidžiant prie Žalgirį išvykoje. Na, tai yra gerokai per daug. Tikrai taip. Tos klaidos dažnai būna lygiose vietose. Nėra taip, kad išprovokuojamos. Na, pataikymas iš žaidimo uteniškių gana neblogas, 3 tritaškai iš 8, 5 dvitaškai iš 10, skaičiai, su kuriais galima gyventi, bet būtent tos klaidos gana stipriai sunkina jų gyvenimą. Butkevičius, na ir aišku gynyba, jeigu tu palieki štai taip, laisviems metimams žalgiriečius dažnai jie baus, šį kartą Butkevičius nepataiko, Lynčas prieš iš priekio gynėsi Davidas Giedraitis. Dar viena klaida, tiesiog įmetant kamuolį baudos aikštelę. Tayloras. Kartą bent jau drausmingai prie savo krepšio grįžta Utenos klubas ir greitų taškų negauna, tačiau kaip oi, čia nesportinė. Be jokių abejonių, labai tokia pavojinga pražanga, galinti sutraumuoti varžovą, laimė Šmitas išbūna ant kojų. Kabinosi tiesiog už rankos Latvijai Reggie Lynchas. Laimė, kaip ir minėjai, viskas baigėsi be didesnių susižalojimų. Dar kartelį ši situacija, na, už tai pakilo Reggie Lynchas, suklaidintas varžovo judesio. Vėliau jau besileisdamas kabinos, tiesiog už rankų Latvijai. Antroji pražanga Lynčui, Šmitas pataiko pirmąją baudą. Trečiasis Žalgirio aukštaūgio taškas. Vienintelis Karolis Lukošiūnas iš tų, kas buvo aikštėje, liko be taškų, tiesa, ne karto ir nemetė į krepšį per savo 3 minutės. Žalgirietis. Žalgiris šiandien tikrai žaidė 100 pelnytų taškų ritmu ir taip pat tokiu ritmu, kad užbaigtų mačą dar iki Eurolygos ketvirtfinalio susitikimo. Tikrai mače mažai stabdymų, mažai minutės pertraukėlių. 20:45 žinoma Stambulo Fenerbahčė prieš Pirėjo Olympiakos. Na, čia aktualu, tikrai manau nemažai daliai susirinkusių krepšinio gerbėjų taip pat, kad spėtų sugrįžti namo. Pavyksta. Dabar Utenos komandai nepraleisti taškų, nes, sakau, pavyksta apsiginti. Žalgiris tiesiog nepataikė vėl iš geros padėties, o Martynas Gecevičius ir toliau šaudo tuščiai šoviniais. Dar vienas jo pramestas tritaškis. Tayloras. Pražanga anksčiau fiksuojama, taškų nebus. Tiesa, pražanga gynyboje, bent jau tai gerai žalgiriečiams. Martynas Gecevičius čia neteisus, nors įsirėžė į ketimas prieš pražangą. Ta, galėjo arbitrai patikrinti vaizdo peržiūros pagalbą. Taškai nėra įskaityti. Realiai gera pražanga Gecevičiaus, kadangi apsaugo nuo 2 garantuotų taškų ir pažiūrėsime, ir Heizas sumestas abi baudas. Aišku, Gecevičius bandė išprovokuoti pražangą puolime, užsimdamas padėtį įsibėgėjusiam varžovui.
Bet Heizas nepataiko baudos ir jeigu ir nenorėjo tos pražangos Gecevičius, dabar jau jį pasiteisinus. Absoliučiai. Abi baudas prameta Žalgirietis. Daug baudų metimų. O šiandien meta Kauno klubas. Jau 15 baudų metė kauniečiai. Gecevičius šiandien su -6 naudingumo balais. Skučas. 3 taškų zoną Žygimantas Skučas. Pro šalis. Prie mestas kamuolys. Ir tie patys 20 taškų tarp komandų. Žalgiris tvirtai atitrūko nuo varžovų jau pirmoje mačo pusėje. Skučas tam parkritęs, tačiau viskas lyg ir gerai, bet mina šoninę liniją. Rolandas Šmitas. Utenos klubas yra įmetęs 25 taškus per 17 žaidimo minučių. Vidutiniškai jie per rungtynes meta beveik po 87. Tai yra trečias rezultatas, priekyje tik Kauno Žalgiris ir Vilniaus Rytas. Bet kauniečiai demonstruoja šiandien Eurolygos gynybą. Tų polimų bėgimų į greitą polimą netiek daug ir matėme iš Utenos pusės. Na ir 11 klaidų. Galima dar kartelį užakcentuoti šį skaičių. Per dažnai klysta svečiai, jeigu nori pagalvoti šiandien apie kažkokius tai šansus. Metimukas, Deivisas atrodė sužingsniuos, suklys arba pataikys į lentos kampą, bet kamuolys skrodžia tinklelį. Tayloras čia viską, ką galėjo, atrodo, padarė gynyboje, tačiau kartais net ir to neužtenka. Heisas toli nuo krepšio, grąžintas kamuolys Taylorui rankas, jo perdavimas Butkevičiui. Dar vienas Butkevičiaus tritaškis. Dar kartelį pro šalį meta Žalgirietis. Dabar jau turi galimybę bėgti greitą ataką Utenos klubas. Gecevičius. Iš toli neatsidaro Gecevičius. Niekaip nepramuša Martynas Gecevičius. Visi 5 tritaškai pro šalį. Arnas Butkevičius. Ir kita aikštės pusė viską išsprendžia. Žalgiris susigrąžindamas 20 taškų persvarą, 2 minutės trečiajame ketvirtyje ir dar 1 minutės pertraukėlė. 17-14 ir antrąjį rungtynių kėlinį laimi Žalgiriečiai jau per pirmąjį ketvirtį. Kauno klubas susikūrė solidų pranašumą, 17 taškų skiria komandas po pirmųjų 10 minučių. Kažkokių didelių atsipalaidavimo ženklų nematome ir šio ketvirčio metu. Deivisas sugebės patraukti savo komandą prieš tai, o čia Alsonas 2 taškai su Dovydo Giedraičio pražanga. Pelsono toks dvejopas įspūdis turbūt visiems šį sezoną. Pradėjo įspūdingai sezoną ir atrodė, kad kokį čia monstrą įsitraukė Utena, ką čia pražiopsojo skautai. Vėliau atvyko Reggie Lynchas, Alsono vidurkiai stipriai krito, atrodė ir kažkiek motyvacija yra patkrikus, o galiausiai turbūt atsimins visiems po keliarių metų dėl to paimto kamuolio Alytuje ir dėjimo, kuomet jau nieko nereiškia ir net komandos draugai kreivai pažiūrėjo į savo komandos draugą. Žinai, žmogus sirašė perimtą kamuolį ir 2 taškus į statistikos. 3 naudingumo balai, tikrai taip. Menedžerį, kas turėjo, manau, trinė rankom. Trinė rankom, bet kažin, ar tai labai kažką keičia jo karjeroje? Nepataiko Rolandas Šmitas dabar iš vidutinio nuotolio. Deivisas. Ir 5-0. Atkarpą žaidžia Utenos krepšininkai, šiek tiek sumažindami savo atsilikimą. Po tos minutės pertraukėlės, kiek daugiau nei minutė lieka iki ilgosios pertraukos. 4 taškus per trumpą atkarpą pelno Deivisas, tai pirmieji rungtynėse taškai, neblogai kontroliuojamas uteniškių pastarųjų rungtynių kelių lyderis. Ir vėl gerai, Martynas Paliukėnas dirbo 1-1 prieš Dovydą Giedraitį. Šmito perdavimas rizikingas, tačiau pasiekė kamuolys Butkevičiui, šis Heisui. Ir Heisas nepataiko, daug kontakto, galiausiai kamuolys krepšyje. Antrasis šansas, Alsonas buvo šiek tiek šone, niekas netitvėrė Heiso po pirmojo metimo. 2 taškai krepšyje, nors Žalgirio rezultatyvumas pastarosiamis minutėmis krito. Paliukėnas. Geras perdavimas Alstonui, šis Matuliui. Matulis 2 taškus jau turi, su 2 ir lieka. Šmitas Matuliui į rankas. Vidurio linija Matuliui nepavyko atlikti perdavimo anksčiau prieš iššokant. Per anksti žinoma ir kamuolį palėtė, bet čia reikėjo rizikuoti, nes būtum gavęs 2 taškus iš po krepšio. Išsijudino po truputėlį ir susirinka Žalgirio sirgaliai. Penktadienis, reikia išsijudinti. Vakaras ilgas.
Jeigu Žalgiris būtų trečiadienį šį beitą sukūręs, čia šiandieną būtų ne Utenos komanda ir manau atmosfera būtų kiek kitokia, tačiau kas būtų, jeigu būtų? O taip. Trūko tikrai. Kaip Marius Piltinavičius pasakytų, o broli. O brač. Ir o brač. Turi laiko dar paskutiniai savo atakai Utenos komanda. 10 sekundžių jai. Deivisas. Šio metimas iš tolimojo nuotolio yra taiklus ir šiek tiek pakilesnė nata. Pirmąją rungtynių pusę baigė Utenos komanda, sumažina jie atsilikimą iki 14 taškų, 35-49 žiūrint iš Juventus. Pat nėra labai solidu ir aišku daug problemų kaip ir visuomet gynyboje. Žalgiris išsimetė daug gerų tolimų metimų, pataikė 6 iš 12, kas yra 50% tikslumas. Nemažai taškų žalgiriečiai susirinko ir tranzicijoje po varžovų klaidų arba nesėkmingų atakų. Dovydas Giedraitis su kamuoliu pradeda trečią kėlinį. Heisas, Tayloras, Brazdeikis ir Polonara. Toks žalgiriečių penketukas. Čia Tayloras sustabdytas be pražangos ir galiausiai ginčas. Linčas, Kučas, Deivisas, Matulis ir Gecevičius. Toks Utenos komandos penketas. Gecevičius per pirmąją rungtynių dalį atliko 5 tritaškus ir visi 5 buvo netaiklus. Tayloras čia per giliai palindo po krepšiu, Linčas susigynė ir dar kepštelį rungtynių arbitrui Martynui Karaliūnui per petį už ginčio ženklo parodymą anksčiau laiko. Deivisas ir galimybė uteniškiams dar šiek tiek sumažinti atsilikimą. 2-2. Linčas nesiveržia krepšio link. Skučas prieš Polonarą ir išprovokuota Italo pražanga. Po truputį uteniškiai gali priartėti iki vienženklio skirtumo. Tiesa, Skučiui reikia pataikyti baudų metimus, o tai šiandien jiems sekasi daryti labai sunkiai, vos 1 iš 4. Pataikė Utenos komandos puolėjas. Apskritai, tik 1 tašką yra buvo pelnęs, dabar jau reikėtų sakyti, Skučas. Pataikyta ši bauda. Žalgiris, priminsime, šioms rungtynėms yra neregistravęs Laurino Biručio, taip pat nerungtyniauja Edgaras Ulanovas, nors jis ir yra registruotas, jis yra su sportinė apranga, apšilinėje ar tarp antrojo bei trečiojo kėlinių, tačiau ir toliau yra paliktas ant atsarginių žaidėjų suolelio. Milžiniškas krūvis Ulanovui teko visą Eurolygos sezoną ir kuomet gauna progą, kad jis Maksvytis vietinėse pirmenybėse jį pailsina, o čia Tayloras po driblingo pasigazdinęs 3 taškai. Pirmasis jo pataikytas ir pirmasis mestas tritaškis šiandien sunkiai žaidimo sekėsi atakuoti krepšį Zėja Taylorui, vos 1 iš 6 dvitaškai pasiekė tikslą. Dabar pirmuoju bandymu iš toli atsidarė jis, Matulis, savo į taikiklį Gintautas Matulis susireguliavę šiandieną labai solidžiai, trečias jo pataikytas tritaškis iš 4 bandymų. Čia reikia pagirti Reggie Linčą, labai geras jo short rollas, situacijos skaitimas, nusimetimas Matuliui beliko tik pataikyti. Prašoko dabar Matulis gynyboje ir Žalgiris susikūrė dėl to progą, tačiau Kevariusas Heisas meta netaikliai. Deivisas, Skučas, dar vienas jo bandymas iš 3 taškų zonos, nepataikė pirmoje pusėje, meta pro šalį ir dabar. Juventus komandos aukštų ūgis, Tayloras su kontaktu ir dabar jau pavyksta užsibaigti ir iš po krepšio Zėja Taylorui. Vėl plus 14 turi žalgiriečiai, kol kas šio kėlinio rezultatas lygus. Linčas iš toli nepataiko, Skučas ima kamuolį. Patogiai, čia atšoko kamuolį Žygimantui Skučui ir užsibaigė. Šią ataką Žygimantas Skučas 2 taškių. Pirmieji taškai žaidimo. Brazdeikis, prašai, Gintautas Matulis, į kairę Ignas, Polonara, prašoka Martynas Gecevičius ir Polonara labai lengvai, elegantiškai užbaigė šią ataką dar vienu taikliu metimu, kol kas po pertraukos abiems komandoms sekasi geriau pulti, varžovų krepšinį gintis. Polonara Lietuvos krepšinio lygoje pastaruoju metu tampa tikrų karalių, nelabai kas jį gali sustabdyti, dominavimas visose statistikos grafuose, o čia dabar Linčas pataiko iš toliau. Na, galima sakyti, nuo pat atvykimo pradžios Lietuvos krepšinio lygoje Polonara rinko tuos neblogus skaičius, dabar tie skaičiai aišku dar yra pakilę labiau Eurolygoje. Tokio jo žaidimo neišvydome arba išvydome per retai, turbūt galima taip sakyti. Taip, toks buvo retų atkarpų žaidėjas Polonara.
atkrintamosiose tikriausiai matysime ir Tylerį Kevinau, taigi Polonara turi užsirekomenduoti paskutinėse reguliariojo sezono mačuose prieš atkrintamasis, nes tikrai kovos dėl minučių skaičiaus su Kevinu. Tačiau, kai matome Lietuvos krepšinio lygos kontekstu, Polonara yra vis dėlto žaidimą keičiantis krepšininkas ir duodantis nemažai Žalgiriui, ypatingai puolime. Pražanga. Pameta kamuolį Brazdeikis ir prasižengia. Galimybė Utenos klubui galbūt net ir iki vienženklio skirtumo sumažinti savo atsilikimą šios atakos metu. 12 taškų tarp komandų ir smagu, kad intriga laikosi. Vienu metu atrodė, kad antroje pusėje jau žaidimas bus, kaip sakoma, apie nieką, kai Žalgiris pirmavo 20 taškų, tačiau uteniškiai priartėja iki to kovinio, bent jau atstumo. Matulis, dar vienas jo tritaškis. Kaip gerai Skučas čia pergudrovo Polonarą, paliko už nugaros, labai pratingas Skučio žaidimas, Matulis toliau skrodžia tinklelį. Utenos klubo direktorius bus patenkintas Gintauto Matulio žaidimu 37-56. Gintautas Matulis po pertraukos pataikė dar 2 tritaškis, viso jau yra realizavęs 4 iš 5 ir Juventus kimba į atlapų žalgiriečiams. Įsijungia tas Utenos klubo puolimas po pertraukos, netgi sakyčiau antrojo kėlinio antroje pusėje. O čia dabar perimtas kamuolys viduryje aikštės, Matulis. Nėra, Deivisas pasaugo užnugarį, bet irgi nesugauna kamuolio. Kokia proga nepasinaudoja svečiai. Galėjo dar labiau priartėti Donaldo Kairio auklėtiniai. Dabar jau reikia gintis. Uteniškiams Isaiah Tayloras rykiuoja savoje komandą atakai. 8 sekundės šiame išpuoliui. Galėjo būti labai gražu, bet pražanga yra. Heizas tos prie baudų metimo linijos. Šiandien tiesa baudas. Kavariusas Heizas metė pro šalį. Abi prametė Žalgirio ekipos aukštaūgis pirmoje rungtynių pusėje. Žaidimo jam krepšį atakuoti sekasi šiandien neblogai. 5 taškai iš 8. Dabar ir baudą pataiko jis. Dar ir 5 kamuolius yra atkovojęs žalgirietis, iš jų 3 po varžovų krepšių. Vienas naudingiausių Kauno ekipos krepšininkų, jis už jį naudingiau žaidžia tik Akilė Polonara. Čia ir Laurinas Birutis bei Tyleris Kavino. O mūsų ekranuose šmėstelėje. Susigražina dviženklę persvarą žalgiriečiai, kurie dar ir spusteli dabar varžovus nuo galinės. Nes daugiau simbolinis, aišku, tas presingas. Deivisas, Gecevičius. O tai, kad prametė viską iki pertvarkos, nereiškia, kad po jos negali pradėti bausti varžovų tritaškis. Matulis laiku ir vietoje pasisiūlo, Alsono geras perdėjimas, 2 taškai ir pražanga. Na ir aš dar kartą pasikartosiu, kad matant tokį Gintauto Matulio žaidimą antroje sezono pusėje ir ką mes matome šiandieną, taip nesinori, kad Matulis baigtų karjerą po šio sezono. Gal dar ir nebaigs, pareigos klube taip yra, bet komandos buvę draugai linkėjo Matuliui tęsti karjerą, net ir būnant Utenos vadovybėje. Na, aišku, sudėtinga, būnant direktorių komandoje žaisti tame pačiame klube. Yra kalbu apie galimybę žaisti Gintautui Matuliui galbūt 3-3 krepšinėje. Na, žiūrėsim, kaip viskas pakryps. Tačiau panašu, kad Matulis šiuo metu kol kas yra susikoncentravęs į žaidimą čia ir dabar. Na, yra buvę atvejis, kad gal ir Seimo narys žaidė. Taip, kalbėjo apie Gintautą Šivicką. Taip. Isaiah Tayloras iki galo ir po pertraukos jau jis užsibaigęs savasias atakas tiksliai. Nedaug trūko, kad ir komandos savininkas būtų žaidęs, manau, vienu metu Žalgiryje, bet pritrūko. Nedaug, tikrai trūko. Į bokso pirštinės iškeitė. Ten daugiau perspektyvas buvo. Skučas šokdina Polonarą ir pašokęs Polonarą žiūri, kaip Skučas pelno taškus. Skučas irgi jau solidesnis po pertraukos. Ir visai turime rungtynes, 8 taškai skiria komandas. Dovis Giedraitis. Baudos aikštelė, Matulis užsiima padėtį gynyboje, tačiau Artūras Šukys rodo, jog pražanga gynyboje fiksuojama Utenos komandos kapitonui. Nespėjo užsimti pozicijos Matulis, Dovydas Giedraitis įveikė Gecevičiaus gynybą ir pagalba šiek tiek vėluoja. Ir trečioji Matulio pražanga, 3 kartus prasižengęs yra ir Reggie Linčas. Žalgirio gretose tokie yra Lukošiūnas ir Tayloras. Bus pakeistas Dovydas Giedraitis, jeigu pataikys antrąją baudą. Tomas Dimša jau pasiruošė žengti į parketą. Giedraitis šiandien retai meta krepšį, tačiau ką meta, tą pataiko. Realizuotas 3 taškis, realizuotas 2 taškis, dabar ir pirmoji bauda.
Pataiko ir antrąją Žalgirio komandos gynėjas ir kaip ir minėjai, keliaujant atsarginių žaidėjų suolelio, vietoje jo aikštėje Tomas Dimša. 3 taškai. Dimšo sąskaitoje kol kas šį vakarą žaidžiant prieš Utenos klubą, o po Giedraičio tikslių baudų vėl skirtumas dviženklis, tai prisvyruoja. Dabar žalgiriečių persvara tarp 10-8 taškų. Matome, Žalgiris bando paspausti nuo galinės linijos, varžovus turi 3 komandinės pražangas, viena atsargoje. Tayloras tik nelabai gali sau leisti dar vienos pražangos, jis toliau rungtyniauja su 3. Gecevičius bando susikurti progos metimui, Skučas prieš įsikeitusi Dimšą ieškojo pražangos, jos neranda, Žalgiris dabar jau savo paieškas tęsia puolime. Dimša, Tayloras išsirikiuoja gynyba uteniškiai, Nikoličius ir pražanga prieš Taylorą, jo aštrumas ir jo prasiveržimai po krepšiu, po pertraukos vis pavojingesnis Žalgirio ginklas. Barcelonoje nebuvo nei vieno žaidėjo, kuris suspėtų gynyboje 1-1 prieš Taylorą, tai tikrai to nebus ir Utenoje. Nikoličius čia paliekamas už nugaros ir provokuoja pražangą Tayloras. 2 baudas metęs, kol kas jis yra šiandieną, pataikė 1, 10 taškų ir 5 rezultatyvūs perdavimai bei nei vienos klaidos. Jeigu dar šiek tiek geriau pavyktų atakuoti krepšį žaidimo, galėtumėm kalbėti apie solidų šio krepšininko pasirodymą. Dabar 3 taškai iš 8, šiek tiek per prastas pataikymas. Ir dabar Tayloras užleidžia vietą aikštėje Karoliui Lukošiūnui. Pastarajam nepavyko sublizgėti per pirmąjį savo įžengimą ant parketo. Braunas. Prieš jį Arnas Butkevičius įpratęs gintis prieš varžovų perimetro krepšininkus. Šį sezoną prižiūrėjęs ir pačio aukščiausio kalibro Europos mastais gynėjus. Alstonas pranašumą turi, bet prameta puskablį. Ten Lukošiūnas buvo likęs prieš jį. Dimšam. Ankstyva Heiso užtvara. Ir pražanga puolime. Kevariusas Heisas čia nuskynė Skučą. Įkyrus labai ir atrodo neatlaiko. Prieš tai nei Šmitas, nei dabar Heisas. Nesistengia tikrai per daug išsilaikyti. Čia ant kojo aišku Žygimantas Skučas, tačiau kontaktas buvo ir dar vienas žalgirietis prasižengia puolime, būtent prieš šį Utenos komandos žaidėją. Prajuokina šis epizodas ir Kazį Maksvytį, kuris treniravo Žygimantas Skučą jaunimo rinktinėse, žino jo triukus. Na gal jaunystėje dar tų triukų tiek daug neturėjo Žygimantas Skučas, bet ištobulėjo, tai tikrai šitos aspektais, o Lukošiūnas pataiko savo pirmą tritaškį. Apie Skučą kalbant, pamenu, tų triukų netrukdavo ir Sabonio krepšinio mokykloje. Jau mokyklai? Taip. Po Karolio Lukošiūno pataikyto tritaškio visi Žalgirio žaidėjai, kurie buvo žengę į aikštę, šį vakarą jau yra pelnę taškus. Kazys Maksvytis nežaidžia. Čia gal kaip kvadratę bandė iškirus su kamuoliu Kazį Maksvytį varžovai. Na, Virgis Šeškus būtų atakavęs iš šios pozicijos, Kazys Maksvytis juokėsi. O už ką man? Aš nežaidžiu, sako. Plius 15 turi Žalgiris, gali ir pašmaikštauti. Žalgirio ekipos strategas. Nors uteniškiams buvo pavykę sumažinti atsilikimą iki vienženklio. Lukošiūnas pataikė prieš tai, pataiko ir dabar. Pasikūrė Lukošiūnas ir štai taip, ką tik buvo vienženklis skirtumas, dabar vėl 18 taškų, minutės pertraukėlės, prašo kairys. Urtas. Vėl žalgiriečiai paspaudžia varžovus nuo galinės Brandonui Braunui. Žaidėjo pozicijoje tenka dorotis su tuo presingu. Nikoličius prieš Mitą veidų į krepšį. Paliukėnas. Vėl prieš Lukošiūnas. Būtent Martynas Paliukėnas provokavo Lukošiūnui trečiąją pražangą pirmoje pusėje. Dabar 1-1. Utenos komandos gynėjas varžovo neįveikia. Butkevičius. Braunas prieš jį, Lukošiūnas bando atsipalaiduoti nuo Paliukėno gynybos. Oi, čia labai vėl arti buvo Heisas įspūdingo epizodo. Alstonas irgi buvo arti. Ne tas šuolis. Ir galiausiai apskritai be taškų lieka Utenos komanda šios atakos metu. Žalgiris turi kiekybinį pranašumą. Dabar jau Alstonas grįžta prie savojo krepšio. Dimša.
Dešinę, jo nusimetimas Šmitui šis. Iš tolimojo nuotolio netaikliai bandė dar dėl kamulio pakovoti Heisas. Tačiau su juo jau svečiai iš Utenos, kaip sako to krašto žmonės. Romančenko. Nėra. Alstonas atkovoja kamuolį puolime ir dabar pelno savo taškus. Pavyksta pasižymėti Utenos komandos legionierius 7-asis jo taškas šį vakarą. Gintautas Matulis ryškus. Juventus puolimo lyderis su 15 pelnytų taškų ir 4 iš 5 pataikytais tritaškais. Lukošiūnas jau turi 2 tolimus metimus savo sąskaitoje. Dabar jo žaidimas su kamuoliu. 5 sekundės. Klumpa Karolis. Rolandas Šmitas. Dar yra šiek tiek laiko ir to laiko metimui užteko. Tačiau pataikyti nepavyksta. Matome Lukošiūnas, lyginant su jo pirmaisiais metais Žalgiryje, tikrai yra patobulinę savo driblingą. Gali gerai keisti kryptį, taip dabar kluptelėjo, bet šiaip judesių arsenalas platus. Braunas, dar vienas jo. Pataikytas tritaškis, panašu buvo išveitęs į varžovų krepšį šis gynėjas ir pirmoje pusėje, dabar vėl iki 13. Aptirpsta kauniečių turimas pranašumas, lieka kiek daugiau nei minutė. Trečiajame kėlinyje. Butkevičius pražiopsojo, dabar jau Utenos komandos gynyba arčiau krepšiam. Paliukėnas įsileido per giliai Butkevičių. Ką, Arnas Butkevičius labai gerai moka judėti be kamuolio. Na taip, tie kirtimai palei galinę liniją dažnai susuka galvas ir aukščiausio lygio varžovams. Alstonas iš 3 taškų zonos. Nepavyksta pasižymėti aukštų ūgių, tačiau Paliukėnas ima kamuolį Lukošiūnui nuo galvos. Dar vienas šansas svečiams. Braunas. Ir vėl prieš Šmitas. Alstono užtvara. Heisas lieka su Braunu. Dar vienas metimas su aukšto trajektorija. Koks metimukas. Brendanas Braunas. Ir atranda savųjų būdų rinkti taškams. Utenos klubas. Serhijo Julas ploja. Nemanau, kad žiūri, ruošiasi, manau, 5 serijos rungtynėms, nemanai? Tokį nedomina, bet CFLKL pirmenybės. Vargu. Lukošiūnas. 3 iš 3 Karolis Lukošiūnas trečiajame ketvirtyje jau demonstruoja savo stiprybės. Jo, 3 pataikyti tritaškai ir Žalgiris turi plus 15. Braunas. Jo, solidi atkarpa. Gražu. Ir dar 2 taškai, baigiantis trečiajam kėliniui 75-62, plus 13 turi Žalgiris ir laukiame ketvirtojo kėlinio pradžios. Svečiams iš Utenos buvo pavykę priartėti iki vienženklio skirtumo. Gintautas Matulis pataikė porą tritaškų, tačiau nuo salelio pakilęs Karolis Lukošiūnas patraukė Žalgirį puolime. Šio snaiperio 3 tritaškai iš 3 ir 9 pelnyti taškai per vieną kėlinį. Pavyko uteniškiams laimėti ir trečią kėlinį, laimėjo jie ir antrąjį, bet pirmasis buvo labai nesėkmingas, 30-13 pralaimėjo. Šmitas prieš Romančenką. 10 sekundžių dar žalgiriečio atakai ir Šmito rizikingas nusimetimas Lekavičius, tačiau kamuolys pasiekė adresatą. Butkevičius ir Motiejus Krivas yra vėl pasirodę Žalgirio penketą, tačiau atkovoti kamuolio puolime jaunajam žalgiriečiui nepavyko. Brendanas Braunas taip pat ryškus buvo trečiojo kėlinio pabaigoje, jis pataikė ir iš toli ir pademonstravo prasiveržimą arčiau krepšio, o Linčas dabar dar šiek tiek mažina svečių turimą deficitą. Demonstruoja, kad turi minkštą metimą iš distancijos, kamuolys pasimušinėjęs ant lanko įkrenta. Džiugu už Utenos komandą, kad nesubirėjo pirmoje rungtynių pusėje. Priminsiu, skirtumas buvo ir 20 taškų. Tarkim, Alytuje žaidžiant prieš Wolves taip ir nebeparodė. Po sėkmingos varžovo atkarpos gyvybės ženklų. Utenos komanda šiandien jau kita istorija. Dabar Šmitas atsako metimų taip pat iš vidutinio nuotolio. Apsiginti, aišku, Utenos komanda ir toliau sekasi sunkiai. Žalgiris tik antrajame ketvirtyje nepasiekė 20 taškų ribos. Per tą 10 minučių atkarpą kauniečiai pelnė 19. Paliukėnas. Gal taikinys Lukošiūnas. Lukošiūnas yra taikinys su 3 pražangomis. Nikoličius. Na čia ne opcija, čia ne variantas, bet kamuolį palimėjimo Romančenko. Dar vienas šansas Utenos komandai. Agresyviai stepautė žaidžia Motiejus Krivas ir pražanga žalgiriečiai. Motiejus Krivas yra ganėtinai mobilus, kaip tokio ūgio, tokio dydžio žaidėjas, gali netgi ir žaisti atkarpomis Svičiolo gynybą, šį kartą stepautė nespėja. Tikrai labai greitas kojas, visų pirma turi Motiejus Krivas. Ir rankas. Ir rankas, tikrai taip. Dabar jo mikrodvikovas su Redži Linču. Paliukėnas ir vėl bandymas veržtis arčiau krepšio, tarp poros varžovų
prasprūdo ten Martynas Paliukėnas, tačiau taškų nepelno. Butkevičius. Pražanga fiksuojama prie Žalgirio komandos puolėjo. Pirmoji komandinė Utenos klubui. Butkevičius. Košiūnas ir pražanga. Dar viena Utenos ekipai. Paliukėnas čia agresyviai vaikėsi Karolį Lukošiūną. Kryvo užtvara buvo gera, vietoje stovėjo. Giedraitis vėl Žalgirio komandos penketė, jis pakeitė Arną Butkevičių. Butkevičius 10 taškų susirinko per savąsias minutės šiandien. Šmutas prieš Nikoličių. Susispaudė gerai, baudos aikštelėje Utenos krepšininkai nepaliko erdvių. Giedraičiui teks improvizuoti 1-1 po driblingo, netaiklus Žalgirio komandos gynėjo metimas. Utena gali bėgti ši komanda mėgsta, tačiau čia prireikė ir Fortūna šypsnė. Tačiau Brendonas Braunas pasižymė taškais ir vėl skirtumas iki 11 taškų mažėja. Lekavičius pražanga puolime, Motiejui Kriuvui už netaisyklingai pastatytą užtvarą. Ir Žygimantas Kučas išprovokuoja jau trečią Žalgirio ekipos pražanga puolime trečiam skirtingų žaidėjų. Kučas tikrai dirba šiandien. Puolime gal netoks didelis indėlis, bet gynyboje turėjo gerų stopų. Ir vėl, Utenos klubas turi galimybę atgaivinti realią intrigą. Kazys Maksvytis įspėtas už pernelyg aršiai reiškiamas emocijas. Techninė pražanga. Netgi taip, netgi techninė pražanga užfiksuota galiausiai. Eurolygos blogiukas, Kazys Maksvytis, taipgi galima praminti daugiausiai techninių pražangų visoje lygoje šį sezoną. Prieš porą dienų taip pat, be techninės pražangos nebaigė mačo Kazys Maksvytis, buvo pasimta į. Na ten jau galbūt ir gaisrinė, kai kurie žmonės kvietė, buvo arti ir išvarimo Kazys Maksvytis. Tiesa, čia techninė pražanga atsarginiam žaidėjų suoleliui, ne pačiam Kaziui Maksvyčiui buvo įrašyta. O tuo metu Linčas krauna kamuolį iš viršaus ir mažina uteniškės likimui iki 8 taškų. Būtent iki tiek buvo pavykę uteniškams priartėti trečiajame rungtynių kėlinyje. Tuomet Žalgiris atsakė spurtu, Karolis Lukošiūnas buvo vienas iš pagrindinių to spurto iniciatorių. Lekavičius ir Giedraitis daro gynėjų tandemą dabar Žalgirio ekipoje. Lekavičius Giedraičiui. Pražanga prieš Dovydą Giedraitį. Šiandien Lukas Lekavičius praktiškai nepastebimas, taip, 10 minučių aikštėje, tačiau iš žaidimo taškų nepelnė, 2 baudas metė, jas abi pataikė, ar atliko porą rezultatyvių perdavimų, porą kartų suklydo. Dažniau ieško komandos draugų, nei pats atakuoja krepšį Lekavičius, dabar kaip tik išimtis ir pirmoji metimo iš žaidimo ir atsidaro. Savo taškų sąskaitą iš žaidimo, 4 taškas bendrai. Išgirdo tave, Lukas. Taip garsiai, manai, kalbėjau, galbūt. Per mikrofoną vis dėlto. Čia Motiejus Krivas vėl stepautė ir vėl pražanga. Šiek tiek per daug to kontakto siūlo žalgirietis. Brendonas Braunas išprovokuoja pražangą. Ir Braunas šiandien solidus, 15 taškų, 5 metimai iš 7 žaidimo. Linčas. Gerai, juda kamuolys. Čia Brendonui Braunui reikia ieškoti sprendimo. Dovydas Giedraitis perskaito šį perdavimą. Žalgiris jau kitoje aikštės pusėje. Lukošiūnas. Nepavyko Nikoličiui prasižengti, norėjo nutraukti greitai išpuolį, bet spėja sugrįžti gynybą uteniškiai. Dar viena pražanga turi rezervė Utenos klubas. O Skučui gali pamojuoti. Šmitas iš stiprios pusės eina į pagalbą ir gauna iš karto tritaškį. Taip, Žalgiris baudžia. Iš karto mintis pertraukėlė Kaune. Ar Žalgiris yra pataikęs 11 tritaškių? 2 epizodais, bet vieną kartą viskas baigėsi pražanga, kitą kartą tiesiog nepasiekė kamuolį iki galo Eizas. O Žalgiriui prieš šią minutės pertraukėlę vėl pavyko šiek tiek sutvirtinti savasias pozicijas. Buvo jau tik 8 taškeliai belikę tarp komandų, dabar vėl. Ženklis skirtumas 82-69. Braunas.
Paliukėnas. Prašau Lekavičių, Linčas. Ten rizikavos su šiek tiek judančia užtvara. Paliukėnas. Nėra pražangos. Ir taip, atrodė kontaktas tikrai buvo ore. Žalgiris išsaugojo turimą pranašumą, Paliukėnui nepavyko užsibaigti ten su kontaktu, o čia pačiam Paliukėnui jau pražanga fiksuojama prieš Dovydą Giedraitį. Nebloga pražanga, ketvirtoji komandinė. Giedraitis jau buvo pagavęs Paliukėną ant žingsnio. Išnaudoja savo pražangų rezervą. Uteniškiai šių rungtynių ketvirtajame kėlinyje. Krivas. Prieš Utenos klubą jau taip dominuoti nepavyksta, kaip tarkim matėme rungtynėse prieš Kėdainių Nevėžio Ptibečą. Šmitas užmindamas berods 3 taškų liniją atakavo. Kokiu atveju metimas netaiklus. Krivas šiandien yra pelnęs 2 taškus, atkovojęs kamuolį, tiesa porą klaidų. Yra jo sąskaitoje ir jau 4 asmeninės pražangos. Skučas likęs prieš Lekavičių, bet kamuolys nenueina. Krivas gerai, ateina į pagalbą. Lekavičius renkasi štai tokį metimą ir taip atidavė tą jo mėgstamą flauterį Redži Linčas. O čia nuošalėje Braunas 2 taškai iš po krepšio. Nuošalėje šiandieną uteniškai dažnai pasilieka, buvo Žygimanto Skučio epizodas, tiesa ten berods, gerai pamenu, neužsibaigė, nes Žygimantas Skučas iš nuošalės, o Braunui tai jau pavyksta padaryti. Šmitas dar kartą. Pikiam popas veikia puikiai. Šmito antras tritaškis per trumpą atkarpą. Na, Žalgiris kūrėsi puikias progas tolimiems metimams ir natūralu, kad ir tas procentas yra labai aukštas. 12 tritaškų iš 20 yra pataikiusi Žalgirio komanda šį vakarą. Braunas. Linčas, nuo jo labai toli atsitraukęs buvo Matėjus Krivas. Ir ten susitvarko, Krivas su Skučiu. Lekavičius, tranzicijoje, Giedraitis ir nepataiko Dovydas Giedraitis. Nepatogiai atšoka kamuolys, Skučas nebuvo grįžęs, Šmitas buvo laisvas po krepšiu, bet prašoka kamuolį. Ketvirtoji komandinė pražanga fiksuojama dabar Žalgiriui, Deivisas ir Alstonas. Utenos ekipos penkete, žalgiriečiams vėl pavyko sutvirtinti savasias pozicijas. Žalgirio ekipoje Polonara ir Brazdeikis aikštėje. Daugiausiai minučių Kauno ekipoje šiandien yra gavęs Kevariusas Heisas 24, Rolandas Šmitas žaidė beveik 23. Natūralu, nėra Laurino Biručio, todėl būtent priekinės linijos žaidėjams tos minutės yra gausiausios. Dar viena plyta. Žalgirio krepšį nusiema žalgiriečiai kamuolį ir niekur neskuba Lekavičius. Košiūnas. Prieš jį Martynas Paliukėnas, Krivas. 2 varžovai prie Matėjaus Krivo ir dabar 2 baudų metimai, kuriuos mes Kauno ekipos vidurio puolėjas. Turi neblogą metimą ir iš distancijos Krivas, bet nacionalinės krepšinio lygos finale sudegė šiek tiek, baudos skriejo dažniau pro šalį. Žiūrėsime dabar. Ar Matėjui Krivui pavyks realizuoti abi. Prieš Nevėžį Matėjus Krivas pelnė 12 taškų, atkovojo 8 kamuolius, net 22 naudingumo balus. O surinko šis žalgirietis. Tikrai solidžios jo rungtynės. 2004 karta tikrai įspūdinga. Ateitis atrodo Lietuvos rinktinėje. Matėjus Krivas, Matas Buzelis už Atlanto ir Paulius Murauskas, 3 didžiausi talentai. Ir Matėjus Krivas toliau įrodinėja, kad gali žaisti ir Lietuvos krepšinio lygos lygių. Tikrai bus labai įdomu, kokius sprendimus priims vasarą šis jaunuolis. Kalbu apie vykimą į NCAA, yra be abejo minčių ir apie tobulėjimą. Toliau Žalgirio sistemoje. Čia užsidarinėja Žalgiris rungtynės 18 taškų, svaido metimus aukštaūgių Utenos pro šalį, žalgiriečiai jau tuos metimus atiduoda. O Krivas vėl keliaus mesti baudų. Žygimantas Skučas pažeidė taisyklės prieš jį. Ir gali toliau pagerinti savosius skaičius. Šį vakarą Krivas. Jau už kelių dienų, sekmadienį, žalgiriečiai vyks į Jonavą, kur susitiks su Virginijaus Šeškus atstovaujama Sibet ekipa.
Tai bus paskutinysis Jonavos mačas reguliariajame sezone ir ten Utenos klubo gerbėjai sirgs už Žalgirį, kadangi būtent žalgiriečių pergalė Jonavoje jiems paliktų tą 5. vietą, kurioje dabar ir yra Donaldo Kairio auklėtiniai. Žalgiris, aišku, kaip ir kalbėjome, vis dar sprendžia savuosius uždavinius. Po šių rungtynių bus likę 2 mačai ir jeigu kažko stebuklingo nenutinka per 3 minutės, jiems per tos 2 mačus reikės bent jau vienos pergalės, kad užsitikrintų 1. vietą reguliariajame sezone. Priminsiu, kad pernai to padaryti nepavyko ir prisiminkime, kuo viskas galiausiai baigėsi tuomet. Čia Deivisas po driblingo 2 taškai, šiek tiek švelnina atsilikimą. Na, dabar kitose rungtynėse uteniškiai palaikys Kauno Žalgirį, žaidžiant prieš Jonavos, bet Žalgirio pergalė atneštų 5. vietą. Uteniškiams reguliariajame sezone. Na, jiems labai ta svarbi pergalė buvo prieš Klaipėdos Neptūną. Taip, galėjo nusiristi net ir iki 7. vietos. Tikrai taip. Polonara paskutinę sekundę priima neteisingą sprendimą, jau nebuvo laiko ir perdavimai, o ir laikas. Galiausiai baigėsi ir kamuolys prie žaikštės ribų. Atsiprašau, Igno Brazdeikio parodo, kad turėjau pats atakuoti krepšį. 2,5 minutės. Likusios iki 4. kėlinio pabaigos. Uteniškiai vis priartėdavo iki 8 taškų. Ir vėl trūko nedaug kažko labai gražaus, tačiau Palikėnui nepavyksta krauti kamuolį ore pagavus jį. Krivas. Šalsono dvigubą gynybą nusimeta. 3 taškai norėjau sakyti, bet išspjauna lankas kamuolį. Alstonas dalyjasi kamuoliu su Skuču ir šis užbaigė Juventus ekipos ataką metimų iš po krepšio. Vienintelė likusi intriga, ar Žalgiris pasieks 100 taškų, Giedraičio 3 taškis tai būtų priartinęs, dabar reikia labai pasistengti. Na, sunkiai, jau dabar Žalgiriui bus turbūt su tuo 100 taškų, lieka jau tik minutė 47, tiesa, 2 baudų metimai metami dabar. Ir Nikoličiui mačas baigtas, 5. asmeninė pražanga. Be taškų šį vakarą liko Nikoličius, tiesa, tik 1 metimą į krepšį ir atliko. Na, Nikoličius ilgą laiką jau yra be taškų Lietuvos krepšinio lygoje, tai jau 5. mačas paeiliui, kada jis neįmeta nei vieno taško. Giedraitis šiandien savo sąskaitoje turi 7. Giedraitis meta baudas, Kievartis Heisas muša būgną ant suolo. Į ritmą dainų ir skanduočių, kurios skamba šiuo metu Žalgirio arenoje. Ir galiu galbūt ir ne kosminis skaičius, ypatingai prisimenant, kas čia dėjosi prieš porą dienų, bet ta atmosfera, ta nuotaikyta Žalgirio arena šiandien visai smagi. Šiandien yra mūsų diena. Išmokai jau. Išmokau greitai, žinau. Įsimena šiaip bei dar kelias Green White Boys skanduotės. Perimtas kamuolys, Krivas pasileidžia į priekį, Eurostepas ir nepavyksta surasti Polonaras. Brazdeikis. Dabar jau poziciškai reikės ieškoti atakos žalgiriečiams. Alstonas perimetre prieš Brazdeikį. Ignas šiandien nedaug imas iniciatyvos, dabar irgi galiausiai lieka perdavimą, Giedraitis netaikliai, Polonara muša kamuolį ir jį pasiima Motiejus Krivas, Lukošiūnas susigadina savo 100% pataikymą. Buvo 3 iš 3. Dėlį proga nepataiko, Žalgiris liks be 100 taškų tikrai. Deivisas, jo atsakymas 3 taškų vertės ir Utenos klubas vėlgi turi bent jau galimybę tą rezultatą šiek tiek pagražinti. Per paskutinėje 4. kėlinio minutę jau dabar. Skirtumas tarp komandų 14 taškų. Ražinasi statistika ir Deivisas vėl surenka 2 taškų skaičių, 12. Vėl Brazdeikis, dabar jau 2 prieš 2 su Motiejumi Krivu, iš 3 taškų zonos pats Brazdeikis. Dar vienas netaiklus žalgiriečių 3 taškis. Ir Alstonas aikštėje yra, nori jis ten kamuolį prieš Motiejų Krivą. Nesupras Alstonas, jeigu komandai nerengs atakos. Ne, Alstonas tikrai nesupras. Jeigu bus padėtas kamuolys, Alstonas jį pasiims. Tiesa, reikia teisybės dėlei pasakyti, kad negali kamuolio iki pabaigos laikyti dar Utenos komandą ir rengia išpuolį uteniškiai, tai yra savaime suprantama. Dovydas Romančenka meta pro šalį ir 92.
78 galima fiksuoti galutinį rungtynių rezultatą. Plius 14 Žalgirio pirmajame ketvirtyje. Kazio Maksvyčio auklėtiniai atitrūko.